Ar šis DJI Mini 5 Pro dronas yra geriausias, kad turinio kūrėjai gali dabar naudoti? Pažiūrėkime. Sveiki draugai, priešais save turiu naujausią DJI Mini serijos droną, tai yra Mini 5 Pro. Šiandien noriu papasakoti jums, kodėl aš jį įsigijau ir kodėl jis gali būti naudingas kiekvienam iš jūsų. Pradėkime nuo to, kad aš įsigijau Flymore kombą su RC2 pultu. Tai reiškia, kad aš gavau droną, patį RC2 pultą su integruotu ekranu ir 3 drono baterijas. Tai šiandien apžvelginėsiu būtent šitą sąstatą. Pirmas dalykas, ką pastebi išlanksis visas šio dronų kojas, yra tai, kad jis automatiškai įsijungia. Tai reiškia, kad nebereikia jokių mygtukų paspaudimų, išlankstai kojas ir gali skristi. Tas pats galioja ir kojos sulanksčius. Užlenkus kojas įsijungia 5 sekundžių timeris ir po to jisai išsijungia pats. Tai vėlgi, jokių mygtukų, žiauriai patogu. Kaip ir minėjau, Flymore kombą įsigijau su RC2 pultu. Kuo jis ypatingas, tai yra tai, kad jisai turi integruotą ekraną. Tai reiškia, kad tau nebereikia telefono, nebereikia kabelių. Realiai tu gali turėti tiesiog droną, pultą ir tai yra viskas, ko tau reikia, kad galėtum skristi. Gal visgi studija nėra tinkamiausia vieta dronui skraidyti, tad keliaujame į lauką. Taigi, pakalbėkime apie Mini 5 Pro, kol aš juo skrisiu. Automatinis pakilimas. Taigi, Mini 5 Pro turi 1 colius 50 megapikselių sensorių, objektyvas atitinka 24 mm objektyvą ant normalios kameros ir turi f1.8 diafragmą, kas užtikrina, kad net ir esant blogam apšvietimui, viskas matys pakankamai ryškiai, nes diafragma praleidžia pakankamai daug šviesos į sensorių. Filmavimui 4K, 120 kadrų per sekundę, o jei nori slow motiono, tai galėtum rezoliuciją sumažinti iki Full HD, tai yra 1080, ir tuomet turėsi 240 kadrų per sekundę. Žinoma, kaip ir visi DJI produktai, šis modelis irgi siūlo ir D-Log-M spalvų paletę ir 10 bitų vaizdo įrašymą. Kas man labai patinka šitame drone, tai yra tai, jog kamerą galima pakelti iki 45 laipsnių kampu aukštyn. Tai reiškia, kad galima filmuoti labiau iš apačios. Be to yra ir 225 laipsnių horizontalus pasukimo kampas, kurio dėka galima padaryti labai įdomių kadrų kaip šis. Dar viena naujiena, tai yra True Vertical Shooting. Tai yra tikras fizinis kameros pasukimas 90 laipsnių. Tai puikiai tiks, jeigu filmuoji Reels arba TikToką. Ir dar, žinoma, reikia paminėti 2x Digital Zoom. Kuo skiriasi Digital Zoom drono viduje ir zoominimas post-production'e? Na, DJI sako, kad zoominant pačiam drone yra prarandama mažiau kokybės. Tai šitą galėsim palyginti, pažiūrėsim, kaip atrodo. Mini 5 Pro savybė tai yra Nightscape Omnidirectional Optical Sensing. Paprastai tariant, jis mato kliūtis net ir tamsoje. Drono priekyje yra LiDAR sensoriai, kurie padaro Return to Home ne tik tikslesnį, bet ir daug saugesnį, nes jis realiai mato kliūtis be šviesos. Dar labai faina savybė yra tai, kad dronas atsimena kelią, kuriuo skraido į priekį. Return to Home metu jis grįžta beveik tuo pačiu keliu, nes žino, kad kelias į priekį buvo saugus. Dar viena įdomi savybė, tai yra dėl patobulintos GNSS ir kameros sistemos, Mini 5 Pro gali saugiai pakilti, nusileisti net uždaroje ar GPS silpnoje vietoje. Tai yra kambaryje, balkone, kieme tarp pastatų, nes jis realiu laiku analizuoja aplinką ir žino, kur yra kliūtis.
Active Track 360 veikia dar geriau negu prieš tai. Sekdamas objektą, dronas dabar gali judėti iki 15 metrų per sekundę greičiu, kas yra, jeigu neklystu, apie 50 km per valandą. Visi Intelligent režimai, Master Shots, Quick Shots, panoramos irgi yra atnaujinti su šiuo dronu. Šnekant apie kliūčių vengimą ir sensorius, tai šis dronas turi dvi kliūčių vengimo opcijas. Viena yra Brake, kuris sustabdo droną atsiradus kliūčiai. Kita opcija yra Bypass, kuri atsiradus kliūčiai, dronas tuomet suranda tinkamiausią kelią ją apskristi ir skristi tolyn. Šis dronas su standartinė baterija sveria 249,9 gramų. Šiandien apie baterijas, tai standartinė baterija turi iki 36 minučių maksimalų skrydžio laiką. Žinoma, šie skaičiai yra gauti dronui tiesiog kabant ore, tobulomis sąlygomis. Aš manyčiau, kad vis tiek virš 20, apie 25 minutės skrydžio laiko, priklausomai nuo to, kaip skrendi, bet tikrai turėtum gauti. Ir žinoma, naujas pliusas tai yra belaidis failų perkelimas į telefoną. Nebereikia jokių laidų, poros mygtukų paspaudimas ir medžiaga gali persikelti tiesiai iš drono į telefoną. Taip pat DJI Mini 5 Pro turi ir 42 GB vidinę atmintį. Tai jeigu pamiršai SD kortelę, kaip tiesa šiuo metu, tai vis tiek gali skraidyti, filmuoti ir visą tai liks dronį išsaugoti ir tuomet tiesiog reikės išsikelti medžiagą į kompiuterį. Maksimalus drono greitis yra apie 16 metrų per sekundę, kas atitinka maždaug 57 km per valandą sportiniam režime. Flymore Combo, kurio aš beje ir turiu, tai turi 3 baterijas ir 3 vietų pakrovimo hubą. Dėl to su Flymore Combo gali realiai bendrai su visom 3 baterijom skristi gerokai virš valandos, net gal pusantros. RC2 pultas yra su integruotu ekranu. Tai labai patogu, nes nebereikia telefonų, nebereikia jokių laidų, ekranas yra pakankamai ryškus net ir saulėtą dieną ir tu iš esmės turi tik tai pultą ir droną ir daugiau tau nieko nereikia. Tai toks yra pagrindinis DJI Mini 5 Pro savybės. Mano įspūdžiai, jis yra stebėtinai mažas, labai protingas ir atrodo kuriamas tiek pradedantiesiems, kuriems tai galėtų būti pirmas dronas, tiek ir turinio kūrėjams, kuriems reikia jau biškį didesnės raiškos ir yra daugiau įgūdę. Ir dar milžiniškas ačiū Promaxai, kurie suteikė man įrangos šio video kūrimui. Jeigu jūs norite sužinoti daugiau apie dronus, gauti patarimų ar gal net išmėginti juos gyvai, Promaxai yra tam geriausia vieta. Aprašyme paliksiu nuorodą į jų puslapį, na, o jeigu planuojate pirkti droną, tai užsukite pas juos gyvai, tikrai jie pagelbės, padės išsirinkti jums tinkamiausią droną. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi šitą apžvalgą bus naudinga ir susitiksim kitam video. Iki!